Tvarumo klausimų Lietuvos įmonėms šiuo metu kelia nemažai iššūkių. Tvarumo strategija pirmiausia turi būti paties verslo strategijos dalimi. Todėl, svarstydami tvarumo klausimus, verslai turi peržiūrėti bei valdyti savo vertės grandinę, nuspręsti, kokias tvarumo iniciatyvas, strateginius pokyčius ir inovacijas įgyvendinti, kokius tvarumo tikslus išsikelti bei ir sugebėti juos įvykdyti, kiek tai kainuos ir kada atsipirks. Reikalavimai tvarumo informacijai auga. Pernai buvo priimti informacijos apie tvarumo atskleidimo standartai. Šių metų Liepos mėnesį į Lietuvos įstatymus buvo perkelti reikalavimai įmonėms rengti tvarumo ataskaitas bei jas audituoti. Taip pat yra laukiama direktyvos nukreiptos prieš ekomanipuliavimą įsigaliojimo. Dalis viešojo intereso įmonių tvarumo ataskaitas turės rengti ir audituoti jau šiuos metus. O už sekančius metus reikalavimo ratas išsiplečia ir tą turės padaryti dar daugiau įmonių. Įmonės svarsto, kokį tvarumo kelią pasirinkti, kaip tinkamai surinkti ir atskleisti tvarumo informaciją. Matome, kad tvarumo klausimai yra labai aktualūs mūsų klientams. Todėl į mūsų konferenciją įtraukime 2 su šia tema susijusius pranešimus. Pranešimą apie keliamą kokybės kartelę tvarumo informacijai bei pasirengimo auditui pristatys Jonas Balsys, PwC Lietuvoje direktorius, kapitalo rinkų ir apskaitos konsultacijų paslaugų grupės vadovas. Jis apžvelgs aktualiausius tvarumo informacijos atskleidimo reikalavimus, papasakos, kaip įmonėms pasiruošti tvarumo informacijos auditui, bei pasidalins praktinę PwC patirtimi iš pirmųjų tvarumo informacijos riboto užtikrinimo projektų. Konferencijoje taip pat moderuosiu diskusiją Tvarumas ir finansai, kaip suderinti skirtingus tikslus. Joje kartu su manimi dalyvaus finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė-Markevičienė, SEB banko Lietuvoje tvarumo vadovas Audrius Rutkauskas ir Akmio grupės rizikos valdymo ir tvarumo vadovė Lina Liaukonienė. Diskusijos metu pasidalinsime įžvalgomis ir patarimais, kaip vertinama tvarumo iniciatyvų finansinė grąža, kaip tvarumo informacija įtakoja galimybės gauti finansavimą, kokių valstybės ir ES priemonių galima tikėtis skatinant verslų tvarumą, bei kaip tvarumo ir finansinius tikslus derinti sekasi Lietuvos įmonėms.